Labadiena, sveiki įsijungę dar vieną tiesioginę transliaciją Top Sporto lyga jūsų dėmesiui. Dar vienas turas, Telšių Džiugas šiandien prieš Kauno rajono Hegelman. Tokia akistata laukia šeštojo turo starte. Panevėžiui jis pelnė įvartį, bet tada matėsi, kad kažkas netaip buvo su juo. Tai yra pagrindinė vartininko užduotis. Džiugo komandos ataka. Kubilinskas, užsimojo jis, Vincentas Šarkauskas. Ukrainietis, o vokietis yra Džiugo komandos dalis. Čedro perdamas Tuikas, jos smūgis Marius Paukštė ir Bokarys Ane. Paukštė demonstruoja, kodėl dar yra nepraleidęs nei vieno įvarčio. Pykteli ir ant komandos draugų. Dar vienas kampinis. Dar viena situacija ir pirmas įvartis į Džiugo komandos vartus. Leo Ribeiro nesutinka, atrodo fiksuojama nuošalė. Įvartis nėra įskaitytas. Utstas dešiniajame krašte. Vienas pats. Bando pakartoti kažką panašaus po 5 mačų su 10 taškų. Čia Džiugo komandos ataka, Nordanusas. Ir dar viena situacija. Mušė ir Popescu po puikaus Antanavičiaus perdamo. Dabar Upsto vėl perdamas Leo Ribeiro. Pavojinga situacija. Ir Kaderas bei Leo Ribeiro pasileidžia į priekį. Leo Ribeiro vienas pats. Iki galo eina Leo, jos smūgis ir Marius Paukštė. Viena iš aštresnių situacijų paskutiniu metu. Ataka dar nėra baigta. Armalas. Ir vėlgi, Džiugo komandoje turbūt labiausiai reikėtų paploti Paukštei. Dar kartelį ta situacija, Kadero perdamas Ribeiro, kuris pasileidžia į priekį, aišku, jau galiausiai prie jo beveik suspėjo. Tai mums sufleruoja GLFF stadione laukia įdomus susitikimas. Džiugo komanda dabar gynyboje ir kamuolys 95 minutė. Ilgas tolimas perdamas, Marius Paukštė ir dabar jau manyčiau yra viskas. Viskas ir yra. Donatas Šimėnas skelbia. Tai, kad šios rungtynės baigėsi nulinėmis lygiosiomis.